Sveiki atvykę į trečiąją Libra Lures masalų pristatymo serijos dalį. Paskutinėme epizode galėjote pamatyti Embryon Shot. Tikriausiai jau matėte ir Kraken Shot. Šiandien atėjo laikas Embryon Twisterlui. Ankstesniuose epizoduose galėjote pamatyti mūsų Predator serijos masalus, tokius kaip Kraken Shot ir Embryon Shot. Šiandien jums pristatome Embryon Twister, masalą su twisterio tipo uodega. Tai masalas, kuris vandenyje sukels nemažai triukšmo. Būsiu atviras, būdamas vaikas, būtent su tokio tipo twisteriais pradėjau žvejoti. Ir tai yra puikus pasiūlymas jauniems žvejams, jei jie nori pradėti savo nuotykį su spiningavimu, verta pabandyti būtent nuo Embryon Twister. Paprastas masalas naudoti, lengvai valdomas, bet kartu labai efektyvus. Tai nekeičia fakto, kad jau gauname atsiliepimų iš sportinių žvejų, kurie taip pat nuoširdžiai rekomenduoja šį masalą. Mums rekomenduoti nereikia, bet turime jums apie tai pasakyti, nes šį masalą labai noriai puola ne tik ešeriukai, bet ir sportiniai lydekos ar net starkiai. Be to, jau pavasarį po Rybamane 2024 turėjau malonumą žvejoti su šiuo masalu. Pirmiausia, pasiėmiau jį upėtakiams ir tikrai nustebau, nes paaiškėjo, kad žuvys puolė ne sliekus, o būtent pirmiausia Embryon Twisterl. Ir dabar ypatingas dėmesys jauniems žvejams. Jeigu svajojate pradėti savo nuotykius su spiningavimu, būtent Embryon Twister bus atsakymas į klausimą, nuo ko pradėti. Toks masalas yra labai paprastas naudoti, ką netrukus jums parodysime, bet svarbiausia, kad su tokio tipo masalais technika nėra tokia svarbi, kokią pasirenkate. Žinoma, tai turi reikšmės, bet nėra svarbiausia. Vienintelis dalykas, į kurį turėsite sutelkti dėmesį, tai kaip gerai ją užkabinti ir tiesiog pataikyti į vandenį. Vėliau ešeriai, lydekos, starkiai ar, kaip mano atveju, upėtakiai labai noriai puls būtent Embryon Twister masalą. Pradėkime išskirtinai nuo skirtumų. Čia turime Embryon Shot, o čia Embryon Twister. Dydis 3 koliai, dydis 2,5 colio. Būtent taip. Twisteriai yra šiek tiek kitokių dydžių nei Embryon Shot ar Kraken Shot. Embryon Twister turi panašų pastorėjimą, bet jau užbaigtą twisterio uodegą. Tai reiškia, kad jauni žvejai, apie kuriuos minėjau šio filmo pradžioje, tai reikia, kad uždėtumėte lengvą džig galvutę, pačią paprasčiausią ir mesdami tokią masalą tolygiai traukdami, jau galėsite sėkmingai gaudyti tokias žuvis kaip ešeriai, sterkai ar lydekos. Verta paminėti, kad jau parodžiau Embryon Twisterl masalą, kurio dydis 2,5 colio, tačiau tai tikrai nėra mažiausias šios serijos masalas, nes turime ir dar mažesnių. Štai, net sunku parodyti tai kamerai. Mūsų prekės ženklo kūdikis – Embryon Twisterl. Dydis 1,75 coliai. Paprastas mažas twisteris, su kuriuo dabar galime efektyviai žvejoti ešerių vietose, kur jie minta būtent tokia smulkme. Ypač šioje vietoje spalva 003 tikrai veikia. Kas smagu, čia taip pat turime plūduriuojančią medžiagą, o masalas kvepia žuvimi. Tikrai šis masalas veiks ir jūsų žvejybos vietose. Turite tuo įsitikinti patys. Ir dar kalbant apie šių masalų pakuotės, jos rasite būtent tokiuose blistruose. 2,5 colio dydžio pakuotėje rasite ne 10 mūsų masalų, o 1,75 colių dydžio, ne 12 Predator serijos guminių masalų. Kas yra smagu, tokia pakuotė suteikia mums tikrai daug masalų, kad galėtume sėkmingai gaudyti įvairiausius plėšrūnus. Ir kas dar smagu, šie masalai, nors ir yra maži, tačiau pagaminti iš tvirtos medžiagos, todėl gaudant ešerius visai nereikia išmesti gumos į šiukšles, o galima toliau sėkmingai žvejoti, nes šis masalas tikrai pagamintas iš puikios, patvarios medžiagos. Ir nepamirškite, kad žūklės parduotuvės gali pardavinėti šiuos masalus po vieną. Dėl to galite susikomplektuoti įvairius rinkinius, kad turėtumėte skirtingų dydžių ir spalvų, jog galėtumėte vykti prie vandens turėdami viską, ko reikia, ir tuo pačiu neišleisdami per daug pinigų. Tai tikrai puikiai galimybė, ypač jei, kaip jau minėjau, tik pradedate savo spiningavimo nuotykius, bet taip pat gauname atsiliepimų, kad būtent šis Embryon Twister sukelia nemažai sumaišties varžybose ir dažnai pagaunami puikūs sportiniai lydekai,
kuriuos galime greitai gaudyti apžvejojant nendrynus ar kitas vietas, naudojant džiogo galvutę, wolframinį pavadėlį ir tada ramiai galime gaudyti lydekas. O dabar pereikime prie šio masalo apginklavimo. Žvejodami su čiaburaškos galvutėmis galime leisti savo trankyti masalą į dugną, kas veiksmingai vilios ešerius ar kitus plėšrūnus atakuoti. Kitas smagus paįvairinimas, kurį galime pridėti prie žvejybos tokiomis masalais, yra trikampė švininė galvutė. Tai visiškai pakeis mūsų masalo veikimo pobūdį. Tuoj pamatysite, kaip tai atrodo vandenyje. Žinoma, tai nėra būtina, bet kartais verta paeksperimentuoti prie vandens ir turėti tokių galvučių bei pabandyti pažvejoti būtent tokiu būdu. Pažiūrėkime, kaip tai juda vandenyje. Ir paskutinis šiandienos masalo tvirtinimo būdas yra nedrigas, tai yra plokščia galvutė, kurią tikriausiai jau matėte ankstesniuose epizoduose. Čia turime twist tail embrioną, kurio dydis 2,5 colio, spalva elektro. Tokį masalą pastatysime ant dugno ir žuvys labai noriai jį puls. Tai ypač pasiteisins žiemos laikotarpiu. Ypač ši spalva 0,20 elektro. Įsidėmėkite šią spalvą, nes tai vienas iš geriausiai matomų atspalvių, ypač žiemos laikotarpiu. Pažiūrėkime dabar, kaip tai atrodo vandenyje. Na ir klausykite, kaip ir kiekviename ankstesnėme epizode, jūsų laukia mažas konkursas. Galite laimėti 2 Predator serijos masalų rinkinius, o vienintelis dalykas, kurį turite padaryti, suteiksime galimybę pasireikšti jaunimui TikTok'e. Viskas, ką reikia padaryti, pamėgti šį vaizdo įrašą būtent šiame YouTube kanale. Taip pat turite pamėgti konkursinį TikToką, kurį įkelsiu jums jau šio filmo premjeros dieną, o be to turite pakomentuoti, kodėl būtent jūs turėtumėte laimėti. Išrinksime 2 komentarus, o jums linkime sėkmės. Ir štai tokiu būdu pasiekėme šio filmo pabaigą. Jau aptarėme twist tail embrioną, shad embrioną ir kraken shad. Svarbu paminėti, kad mūsų dar laukia bass serija ir trout serija, tad būtinai prenumeruokite šį YouTube kanalą. Sekite mus Instagram, Facebook ir TikTok platformose. Ten informuosime apie visas naujienas ir visą medžiagą, kurią jums ruošiame. Be to, jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, mūsų svetainėje visada rasite katalogą, kuriame galite drąsiai peržiūrėti visus esamus ir būsimus masalus, sužinoti, kaip juos apginkluoti ir kuo papildomai apsunkinti. Iki pasimatymo kitame įraše.